klausausi 3 prezidentų metinius pranešimus, tai buvo Valdo Adamkaus, paskiau Dalia Grybauskaitė ir dabar turim Gitaną Nausėdą. Ir toks iš vienos pusės aš jį ir supratau tą metinę pranešimą, iš kitos pusės man ir buvo jo labai gaila. Ir aš galvoju, vietoj to, kad pasidžiaugtų, kas yra gero, vietoj to, kad sakytų, mes iš esmės tikrai labai daug gerų darbų padarėme, iš savo 40 minučių pranešimo daugiau kaip 10-12 minučių skilė gynybai ir saugumui, kur, klausykit, dronai skrenda kiaurai, migrantai per Rusius keliauja, kontrabanda važiuoja, oro uostai lėktuvai neskrenda, balionai paralyžiuoja visą valstybę. Reikia girtis, kad čia saugumas valstybei. Tai kad to saugumo iš vis nėra. Mes iš viso neturim šiandien kaip saugumą. Tai parodo, kad esam kiaura kaip rietis šitą valstybę. Dabar, kaip sako, mano tikslas ten švietimas, reforma ir panašiai, aš suprasčiau, kad tai kalbėtų Remigijus, aš, ir kalbėčiau pirmą kadenciją būdamas prezidentų išrinktas. Dar ateini, nepavyko, ten padaryti. Bet tu 7 metus tu galėjai teikti projektus, tu galėjai daryti viską, ne? Dabar sako, ten Paluckas maždaug blogas, nes nerodo pinigų kilmės. Aš ten klausausi, aš niekaip nesuprantu. Baigęs jo kalba, dar vykstant kalboj, Tapinas išplatina pranešimą, kad pas Mindaugą Sinkevičių neaišku, iš kur atsirado grynųjų pinigų, kaip pamokėjo advokato paslaugas. Tai tu ką tik kritikuoji buvusi premjerą, kuris tau dar neįrodė, bet jau Tapinas tau rodo, prezidentė, žiūrėk, tu tik skirsi premjerą, kuris iš vis neįrodo, iš kur pinigai pas yra. Tai ir aš taip sėdžiu, tai koks bus kitas metinis pranešimas, tai tik tais bus išimta Palucko pavardė, pritaikyta Mindaugui Sinkevičiui ir pasakys, tai dar vienas premjeras, kuris nesugebėjo įrodyti, iš kur pas jį pinigų kilmė ir kaip apmokėjo advokatų išlaidas. Sėdžiu, galvoju, Hebra, galvoju, gerai, išrašo šitą dalyką. Ir toks savotiškai pradėjau pergyventi, ar tą pranešimą nesurašė dirbtinis intelektas. Nes kaip Nausėdienė buvo pakišta su kai kuriais žodžiais, tai buvo irgi akivaizdu, kad ten tikrai nerašė komanda, o rašė dirbtinis intelektas, nes per daug tokių aptakių kultūringų formų, nebūdingų Nausėdai, nes, pavyzdžiui, kada su juo susitikdavo asmeniškai prie apskrito stalo, tai jis toks, čia taip reikėtų, čia taip. Aš mačiau vieną jį ir mačiau vakar pranešime. Tai, toks, man, sakau, primena toks ceremonmeisteris, toks, atėjau, pats iš tikrųjų gražus, aukštas, viskas tvarkingai, mūsų vadovas, kalba tikrai labai gerai, nes mes ir užsienio kalbas gerai išmano, viskas tvarkoja, bet tarsi tu pasakai, kad čia viskas blogai, bet viskas priklauso nuo tavęs. Nesgi tu turi įstatymų iniciatyvos teisę. Realiai jisai yra ir buvo mūsų 4. koalicijos partneris, nes mes su juo labai daug sprendimų spręsdavom, daug derindavom. Tai ir ta pati užsienio politika, jeigu žiūrėsim, tas pats sankcijų paketas, tas pats vadovų taryba, tai jeigu tu nebesusitvarkai su vadovų taryba, tai tokia atveju jis vakar pripažino, kad reikia siūsti jau premjerą į ekonominius ūkinius santykius, o jis bus atsakingas už užsienio politiką. Tai dabar klausimas yra, ar Vytenis Andriukaitis įtikins savo Briuselio draugelius 2, Aurelijų Verygą ir Virgį Sinkevičių, kad spauskit Mindaugą Sinkevičių, kad susigrąžintų galią ir valdžią ir kad į vadovų tarybą važiuotų premjeras, kas čia logiškai dabar jau būtų, nes po vakar pranešimo akivaizdžiai buvo, kad prezidentas sako, aš negaliu padaryti nieko, galiu nuvažiuoti pas kokį kronprincą, dar kažką tai, bet visa politika yra vykdančioji valdžioji. Aš, pavyzdžiui, labai pasigėdau apie sveikatą, labai pasigėdau apie socialinę apsaugą. Tikrai labai aš pasigėdau. Man tai buvo, labai trūko. Man trūko, pavyzdžiui, kodėl nesakoma yra apie sporto rūmus. Tai sporto rūmai tai yra kertinis dalykas, tai yra tavo istorinės šaknies atstatymą. Tai jeigu kalbama apie sąjūdį, ten paskutinis sakinys ar paskutinė pastraipa buvo, ne? Ten sąjūdis, kultūra ir panašiai. Bet tu negali kalbėti apie sąjūdį, kaip pats 88 metais stojo į komunistų partiją. Tu negali savo rašyti. Aš, pavyzdžiui, kaip aš dabar rašyčiau apie žydų tautą, kai aš pats esu pripažintas pažeidęs konstituciją, nes aš įžeidžiau žydų tautą. Logikos jokios nėra, ne? Bet nors aš jos neįžeidžiau nei ką, bet toks yra sprendimas, ne? Tai jo atžvilgiu vėlgi lygiai taip pat. Ir aš taip, kas čia kažkur čia man nesutampa, šitie visi dalykai. Dabar socialinė. Tai jeigu mes kalbam apie gerovės Lietuvą, tai gerovės Lietuva, skurdo lygis Lietuvoje dar padidėjo. Per 7 metus jam vadovaujantį padidėjo skurdo lygis. Tai tavo šūkis buvo gerovės Lietuva, tai tu turėtume ir išeiti iš to konteksto gerovės Lietuvos. Nes žmonės, nepamiršta tų šūkių. Tai, kai buvo Paulausko nusipelnėme gyventi geriau, tai dabar dar
pas manęs baba dar ta pati sako, kur tasai gražus ir generalinis su nusipelnėm gyventi geriau, žinai, kuris tai dingo, žinai. Arba Jono pasakymas kiekvienam Vilniečiui po būstą, kur buvo irgi pasakyta. Nu, tai visi juokės iš tokių pasakymų. Dabar sveikata. Tai vietoj to, kad prezidentas šnekėtų, kad taip, turim ydingą sistemą, kad fiskalinės drausmės įstatymas riboja šiandieną sveikatos draudimo rezervo panaudojimą, kad eilės yra didelės, ne todėl, kad gydytojų trūksma, bet todėl, kad susiformavo eilės dėl dokumentinių tokių valdininkių arba administracinių dalykų. Tai va čia tai turėjo būti. Bet arba aš kažko jau nebesuprantu, kas tai yra tie metiniai pranešimai, bet labiausiai, ko aš pasigėdau, jie visi kritikuoja diktatorius, o nesako, ten Putinas blogas, ten Ksi blogas, Lukašenka blogas ar blogas. Bet ar jūs matėte, kad nors vienas prezidentas Lietuvoje pasiūlytų kitą formatą, kad iš salės arba žmonės, bet kuris skambintų, užduotų klausimą? Va čia būtų metinis pranešimas. Labadiena, skambino Apolonija iš Stubrių kaimo. Gerbiamas prezidentė, norėčiau užduoti klausimą jums labai paprastą. Kaip jūs vertinate šiandieną Baltarusijos santykių su Lietuva? Ne? Nu ir tu komentuoji, nes tai yra tavo užsienio politika. Ten paskambina, kaip pavyzdys, nežinau, ten iš kokių Pačkonių kaimo Jonas. Labą dieną, prezidentė. Kadangi metai, kaip esat prezidentas, ne, nors 7, gal galit man labai paprastą elementarų dalyką pasakyti. Per mūsų pasvalio aplinkelį, Via Baltica, nuo sustojimo važiuoja fūros. Mes turim informaciją, kad toliau baltarusiškos prekės važiuoja per Latviją, Latvija kerta ir važiuoja per Lietuvą. Gal galit pakomentuoti? Kitas paskambina koks nors ten Vojcikas, Icikas arba Puchovičius ir jam sako, prezidentė, norėčiau paklausti, kodėl Lenkijos pasienį atidarė dar vieną kontrolės punktą, o mes Lietuvą uždarė, mes praleidžiam 70 automobilių per parą, o jie praleidžia 500. Kodėl mūsų ekonomika čia neauga? Arba ten pasiemi, nežinau, ten paskambina koks geležinkelietis ten, arba ten Irena, žinai, kuri ten su kūju prižiūri visus geležinkelio bėgius ir sako, gerbiamas prezidentė, gal galit paaiškinti, buvo užsienio reikalų ministras Gabrielius Landsbergis, jiems suteikėt galimybę, esat vadovų tarybai, pritarėt taikyti Baltarusijos sankcijos. Geležinkelių darbuotojų buvo 9600, dabar beliko ten 7600. Sumažėjo 2000 darbuotojų. Gal galit pasakyti, kodėl jūs taip pasistengėte ir koks tai yra to jūsų sprendimo rezultatas? Bet to nėra. Įdomiausia yra tai, kad mūsų teisės aktai nenustato galimybės net prezidentui klausimų užduoti. Žiūrėkite, Amerikos prezidentas, ne, kongresas gali prezidentui užduoti klausimų ir ten prezidentai po 5-6 valandas gali stovėti. Pas mus atėjo prezidentas atkalbėjo 15 minučių išėjo. Net politikai, kurie mes turim tiesioginį ryšį su juo, nors valdžios yra atskirtos, mes negalim užduoti klausimų. Suprantat, kur yra mintis? Mintis yra, kad šiandienai net skiriamas generalinis prokuroras ar bet kuris kitas ateina, duoda ataskaitą ir jam duot gali klausimą. Aišku, Seimas neskiria prezidentų. Čia yra skirtingi dalykai, mes konstituciniai čia dalykai, valdžios atskiros principas. Bet aš manau, ko aš labiausiai pasigendu, tai pasigendu tiesioginį eterį. Ir ne filtrų, nenukirptytų pokalbių, ne ką užduot, ko neužduot klausimų, bet tokį. Pavyzdžiui, paskambina koks nors, nežinau, kunigas Ričardas Doveika. Labą dieną, prezidentė, labą dieną. Norėjau užduoti klausimą, kodėl per paskutinius 7 metus Lietuvos žmonių baimė kalbėti padidėjo iki 80%. 80% Lietuvos žmonių bijo kalbėti. Kaip jūs vertinat tokių žmonių pasakymą? Na, jisai Ričardui Doveikui, tai jis turės atsakyti. Ne? Jeigu tai paėmus. Arba ten koks signataras Ginzelis paskambintų paklaustų. Bet jie dabar nei vienas neturi galimybės. Reiškia, visuomenė, mes kaip ir neturime galimybės dalyvauti metinėme ataskaitoje. Tai aš manau, kad čia turėtų būti koreguojama ir keičiama. Aš tai keičiau ir tikrai daryčiau, kad ateina žmonės, užduoda klausimų ir bus ir keiksmų, bus ir ko neveikiu, bus visko bus. Bet užduokite, jeigu užduoda klausimą vadovui. Ir tada mes turėsime ataskaitą. Dar vienas toks įdomus labai dalykas. Visi gavo Vilnių. Ir aš gavau Vilnių, ir Skvernelis gavo Vilnių, visi gavo Vilnių. Ir aš galvoju, o kada bus ta pastraipa pasijuokti savęs? Tai ir aš prisidirbau, neteistai valstybinę žemę užtvėriau, savo tvorą. Tam susilaužiau pirštą begriaudama šitą, ne? Ir būtų tokį juoką įmetę savo ataskaitai, būtų, ar šie pripažino, kad klydo. Bet ir šičia, ne, visi blogi, bet kad pats irgi žemę užtvėręs esi, tai jau sako, ne, čia aš jau to nebesakysiu. Tai ir tada atsiranda visuomeniai sąmokslo teorijų arba tokių patyčių net galėčiau sakyti apie tos metinius pranešimus. Tai manau, kad reikėtų vengti, bet čia yra jų pasirinkimas. Čia ar dirbtinis intelektas rašys, ar jie patys kalbės, ar ten patarėjai kalbės, čia jau jų teisė.